Nu ką, važiuoju. Ruoštis? Jo. Nežinau. Čia jau čia, ne? Jo, jau čia gali būti super. Bet jau biškai reikia gal pavažiuoti. Ne. Tai yra? Nu mes dešinę. Sėdžiu, raudotas šitas. Dabar, pareguliavo šviesoforo. Pareguliavo biškai šviesoforo, nes anksčiau vienu metu išsijungdavo. Aš irgi nesitinu, aš jau skaičiukus dėl to sustojau, nevažiavau. Nu, tu egzaminas tavo, ne? Nieko gero. Nieko gera? Kažkaip visiškai negalvoju, šiandien jau atsikėliau su tą mintim, kad ko aš tuo laiku laikysiu. Mes iš ryto dar pravažiuojam mane. Tai iš kito turim įprašę? Mes viskas nebeturim. Aš žinokit, nežinau iš tikrųjų. Gal nebeturim? Pas mane nautose nepažymėta. Ne, nebeturim. Šiandien paskutinis. Pasivažiuosim, reikia pasivažiuoti, visas pasvietas. Nu, kiek jau manoma? Čia jau šį pavarą reikia išjungti, ne? Nu, dabar jau nebejung, šiaip jo. Ne, nebeturim. Šiandien 3 ir buvo likusios, ne? 12 laikai. Oi, neatsimenu. Centrą kabins minimaliai. Jeigu kabins, tai vat suk tenai į tą, kur mes išvažiavom, iki galo parkavimas ten yra. Nuo veduko nusileidėms, atsargiai, žinai, nelakstyti, kad nebūtų lėčiau pasisukti. O Šiaulių viešbutį gali važiuoti. Ta vieta tokia bjauresnė. O laivų zona 30. Matė vieną laiką praeitą savaitę. Aš sakiau, nežinau. Būtų kaip ir gal ir išlaikius, kaip man ten sakė. Gal kritinė užgaika važiavo po Šimšė gyvenamoj zonai priešinės apsukatas navigacijos. Sako, viršijau greit. Sako, pirmą kartą važiavom, sakau, ne, tai aš sako, mačiau tą ženklą. Sakau, kas buvo? Sakau, kad priešinė gyvenamoj zonai. Ką jau gali pasakyti dabar. Nepamiršk gyvenamoj zonai 20. Čia nebūtų tau taip. Čia atsimenu, čia yra parkingas tik prieki toj pusėje, va čia va toj aikštelėj. Jo, jeigu reikėtų, nors čia sniego labai daug, nenuvalyta, tai nemanau, kad čia. Bet jeigu reiktų, toj pusėje tik prieki. Ten važiuoju. Tai forma Bet dabar gal užsiviniai galą. į gatvę. Gatvė, jos. Ir į priekį pastatyti. Bet jie ten visų slėpti formą padaryti. Padaryti formą, tada į kairį ir tada gaunas parkingas po dešinę. Parkuojas priekį. Aišku, centre ypatingai atsargiai su pėsčiųjų perijom, ypač kai matai, kad yra nemažai žmonių aplinkui vaikščiojančių.
čia nemanau, kad duos parkuotis. Na, bent stebuklingai nuvalys čia, bet kur čia susiparkuotis. Jau įstrigęs čia Kristo. Parkavimas. Jo, čia į pirmą jau irgi nėra kur lys, paprasta visas antrą juostą važiuoji. Aišku, antrą juostą išvažiuoji. Kiek įmanoma kairės daugiau laikydamasis čia užstovingai, nenukirti kampų. Linijų nesimato, bet jie supras, kaip tu važiuoji neteisingai. Nu, važiuojam. Keičiam pavaras, palei sniegą, kairiau va, ir taip ištėm. Tai čia ta vieta bus gan paprastai veikiama. Daugiau navigacijos neįjungti šičia, jeigu jau čia reiks važiuoti. Na, aišku, čia variacijų gali daugiau būti. Bet čia va važiuosi, leisies nuo kalno, tada jau jungs navigaciją. Linijų nekirti, lieki antrą juostai, važiavai. Čia irgi nesunku, sniegas priberta daug. Privesti. Nu, čia va kalno sniego baigęs, rodai posūkį dešinį. Nu, daug niekur nepasitraukė, bet padėtį parodė, kad paprastai. Klaidos, aišku, čia gali būti padėti netinkama, už perėjas kritinės. Salelė atsimeni, nieko nereiškia visiškai. Po vieną juostą yra, kad ir taip atrodytų plačiai, vis tiek stoja pasileidži iš kairės eilės. Tada mes sankryžoje tiesiog prieš perėją į dešinę pasuksim. Čia greitis. Pasukau, ai net tu. Čia minėtinai frazes. Ant telefono padarė. Nu, būtų turiu. Čia pareiks priekio. Tik reikia greičtelis, tai yra prie visų parkuotis. Ta ir tenai. Nu, čia aišku jau reikia žiūrėti, gali gauti ant tų sėdinę užtanę sprendimą, kai nėra vietos. Posūkį. Važiuoji daugiau į kiemą, čia sustosi, prasileisi kišęs nosį, biškį, nu, posūkį, kad išvažiuoji. Ir tada jau žiūri, aišku, kad nebūtų iš priekio, vėl taip pat su posūkiais. Nu jo, čia šiandien gal kokia šventė, uždarė, nu tai visai nevašyti mačiasi. Dabar sankryžų priekį reikės susisimėti kairę. Nežinau, mes turim. Jo, ir sniego daug, sunku. Kalno dar suspaudė. Valdyk mašiną, kad pradės. Stabdžiai reikia į sankabą veikti, biškį greičiau pajudėti iš vietos. Kelio sąlygos yra neblogos važiavimui, saugiuose gatvėse taip pat viso greičiai riboti. Pagrindinė takuose nuvalyta, tvarkinga, beveik į kairę. Visi išvažiavimai, kiek aš mačiau, nu, čia šiandien važiuojant, kur iš pramonės, iš Tilžės gatvės į pramonę įsukam, ten jau juostos kaip ir net nie kvapo nebėra, bandysi šokti, iškart bus mašinas stabdys. Kurioje vietoje?
kaip važiuoji į Tilžės gatvę nuo pietinio ir suki dešinę į Pramonės gatvę. Tai yra lėtėjimo juosta, tada ten įvažiuot turėtum būti atskira visai juosta. Įvažiuojant, ten tos atskiros nebelikę išsukti. Nuvažiavom mes, praeitas įk, man atrodo, taip pat per Pramonės gatvę, kad iškart šokom į kelią. Visur, kur jau ten yra, tai yra prie dešinės sankryžos. Tokia pati vieta yra ir Tilžės gatvė važiuojant prie Gardino iki, kai reikia pasukti dešinę. Buvo antra jau. Nerealiai labai sulėtėjau. Neįsivertinti, kaip tu man pasakysi saugiai važiuoti. Dabar prieš perėję į kairę pasuksim. Nu, šičia retai kada važiuoja, bet jeigu važiuotų, į masinės kartais važiuoja. Irgi turima gyvenamą zoną. Iš dešinės medžiagos. Čia aikštelė irgi jo iš dešinės. Bet ir va ten keliai susikert, tau reikia irgi iš dešinės pasižiūrėti, kad nebūtų mašina. Iš ilgi reikšmų sankryžą. Aišku, po logikos, čia pavyzdžiui, va čia būtų pati blogiausia va tokia situacija, kad čia būtų mašina ir jinai norėtų sukti dešinę. Tai viskas. Praleidai, bet jį niekur važiuoti ir jį nevažiuoti. Nu, tada klaus reikėtų, nu, tai man iš dešinės jį niekur važiuoti. Važiuojam ar laukiam, kol pakeis nuomonę vairuotojas, nežinau, taip klausiu. Tada sankryža į kairę. Tai va, čia dvi gyvenamosios zonos, viena prie Saulės miesto, atsimeni, ten yra Mickevičiaus gatvė tokia. Ten gyvenama zona, o daugiau, nu, dar yra prie Regitros, bet ten jie ten nevažiuoja net. Pagrindėlai tai bus čia, va. Nu, daugiau 30 zonų. Danelaičio kapinių, kur mes važiuojam pastoviai į Kalnės vienpusėj ten stop ženklai. Garantas, kad pro ten gali tekt važiuoti. Nu, šiandien mačiau vienas, kai nematyt gal miestą nerado, kur parkuoti, tai parkavot grįžę į aikštelę. Bet įdomiai buvo. Kaip tas parkingas ten statais tas mašinas dviem eilėm. Nu ir gaunas mes statėmės priekio, apsižiūrėdant, mes statėmės, gal pasistatėm, o jie atvažiavo ir dūrė priekį į antrą eilę. Nu, čia nežinau, padarysi save važiuoti. Nu ir gavos taip, gal dabar sakau, tai mokinys, sakau, nu dabar būtų bairis, jeigu jinai sugalvotų išvažiuoti priekį. Bet neatsistumė, pilonų išvažiavo gal. Gerai. Nes tokių pakrovai kiekį turi, čia gal vieną vietą turi parkavimą. Gal atsteik yra vietą. Nu, aišku, nieks tau nepasakys taip vėlai. Bjaurus parkingai, nes... Ne, kitaip toli nuvažiavai ten, kur bambalių vyksta. Nes reikia bordiūrų užlipti. Galiniais, kai lipi, tai dar nieko, su priekiniais lipi. Aišku, sniego yra, biškai toks kantas švelnesnis gaunas važiuojant. Ir čia, aišku, jau nuvalyti yra gan svalia žmonės, jų vėlė bus bordiūras. Persukai vairą, galiais važiuoji, dešinę pasukas, bus teisiau. Dar į dešinę. Dabar atsargiai, žiūrėk gale, pasileisk veidrodį, matos bordiūrus, pasileidi pasižiūri, kad tarp būtų ne per didelis. Jeigu bus sniegas, sniego apačiai. Jau ten beveik nedavai daugiau važiuok. Ir iškai daugiau reikia, ten ne atgal į priekį. Ten bordiūrs yra prie pat ratų. Nematai? Ne, daugiau pasveikė. Nu. Daugiau. Va, dabar yra gerai. Karas geras, gali irgi gerai būti. Daugiau čia šiaip mėgti parkuotis, bet... Nu, čia taip gausis, nežinau kaip gausis, nebent čia būtų va laisvų vietų, tada matytų tada egzaminuotis, liepti iki galo važiuoti ir apsisukti. Čia daugiau tai... Na, aišku, čia va gali parkuotis prie sniego. Va. Čia nežinau, čia kaip priparkuoti, niekaip. Na, aišku, tau nieks nerodys tas vietas. Nežinau.
centre pietiniam paleisti. Čia patogiau centre būtų. Oi, aha. Toliau šviesofore kairė. Kaitavo pažiūrėjai. Kaip? Tikrai persas. Ne, taip greit. O posūkį kas rodys? Čia yra per vėlus. Iškart į antrą juostą, nes pirmą matai tokie. Va čia šalia. Čia jau gaunas. Šiandien jau neaišku, kurioje važiuoji. Tiesiog reikia, jau laikykisi viskas. Nes būsi dešiniau vis tiek, tada turėsi rodyti, kad padėti keiti ir dar pasižiūrėti, kad nieko šalia nebūtų. Pirmas išvažiavimas. Jo, ir aišku pasakys tau iš anksto, ten tai gatvėj kažkur parkuotis, ne kaip aš, kad čia pavėlavau. Tai nepamiršk, kad nečiuoštų ratai. Būtinai. Jeigu jauti, kad čiuoš biškis stabdės leisi. Gera mintis buvo sustoti. Tas variantas būtų gauti statmenų parkavimą, nelygiai gretų, lygiagrečiai. O man kaip jo, lygiai grečiai lengviau. Jo, aš sutinku su tavim, bet keistai, jeigu yra šitiek daug, tai žinai, tas lygiai gretų gali sunkiai gauti. Jau nuvaryti, tada jo. Normaliai. O kur čia priparkuosi? Nu, čia dar gal, bet tai čia pankų tegia. Ten stovus tos. Šiaip papraškai reiks vis tiek plačiau apvažiuoti posūkį. Jo. Čia tada kairė pasuk. Sankryžoj. Ai čia? Šviesoforės ten atsiras. Nieko čia veiks pilų mašinų. Galbūt ten lygiagrečiai pakviesti kokią. Nepamiršk, jeigu rinksies vietą, kur būtų nuvažiavimų, perėjimo sankryžų, kad nebūtų šitą. Visi yra vieta, ne? Nu, nelabai. Neverta būtų parkuotis. Bus, važiuosi pasakyti. Didesnį daug, čia būtų reiks pastangų. tai nėra. Mes tada antram išvažiavimui išvažiuojam. Tos linijos, aišku, irgi reikšmės nebeturi visiškai, kas paskirs ištistinį, nes siaura blogas sistema. Bet jau nors o taip pat bus paskirs ištistinį rikiuodamas, buvo galima iš anksto tą padaryti, gausi ant stalelės užvažiuosi, gausi kritinę, čia vietos užtenka nevažiuojant. Bus siaura juosta, o matai, nu, čia jau iš viso juokingai atrodo, ne? Nes būtų ten pusiau mašinai telt važiuoti, nevažiuoji. Perstrikioji antrą, bet irgi ilgai antrą nevažiuoji. Pamatai, kad gerą juostą, o jo. Ir tada sugrįžti, kad dešinės laikyti savo, nepaspėjau niekas. Sekcijom neprigrybauk, ten jeigu bus lentelės, tai mes sustojam prie raudono žalia lentelė, jeigu bus tiesiog žalias dešinė papildomas važiuoji, nereiks sustoti. Sankaba irgi atsargiai posūkį, žinai, stenkis jau atleisti pasukimo sankabą, kad nepabėgėtų skandalas. Daug mašinų bus stovi laukia, be pavaros laukia. Nes kelios mašinos jau gali ruoštis. Nebus geriau ilgai laikoma sankaba.
Bet tai būtų patikrinę, nes kažkas pražiopsojo 2 sykius, vadinasi, tai būtų neleidę laikyti egzamino viskas. Все. Dar patys gali žiūrėti, tai važiuoja. Dėkščiai. Gal buvo taip, kad man atrodo, aš turėjau visom kategorijom, paskui čia išnešiau. Ir paskui, kai baigęs KB kategoriją, aš atsinaujinau ir ten jau nebebuvo visom. Taip buvo. Čia kalnų kalneliai. Sunkiai matosi iš dešinės, tai kur su pirmo Pavlovo, kai su kampu matęs, tai nieko nėra. Aišku, atsikartyti dėmesį. Mano paskui sakyti kalnuotas buvo. Gerai, reikės tų porų padaryti iš kurios įvažiavimo sustoti, ir būna lėktuvai važiuoti. Atšalo ir langus traukti. Gerai, kairė. Lankus geras. Čia dabar kur nors pasukti prisipaiko. Gal vis tik kairė bus. Nėra, žiūrėkis nuvažiavo, arba čia, arba čia. Čia už pagrindinę? Abu neįmanoma. Gerai. Į kairę pasukti, susakau, ten aplink prasą padaryti. Iki pat galo. Nu, aikštelė bus atvalyta, bus kur pasibandyti mašiną. Paskui fūrą sustojau.
Netgi paprastiem naudotojams yra aktualus prizas, nes mes turime savaitės prizą, kuris yra Pringles dėžė traškučių, kas yra visiškai universali, klasiška dovana bet kam. Pradėkime nuo to, mums. Plius penktadienį mes įteikėme jau vienai padovanojam, šį penktadienį irgi padovanosim Corsair prizų rinkinį, tai yra žaidimų klaviatūra, ausinės, kompiuterinė pelė, viskas žinoma, su kiek įmanoma daugiau RGB lempučių, bevieliai dalykai ir taip toliau. Ir tai galite laimėti tiesiog pagavę tas mūsų Pringles žinutes eteryje ir išgirdę ikoniškus žaidimų garsus ir Pringles bežiaumojanti, bevalganti Edgarą. Tiesiog atspringit Power HD LD, atsiras, tik tuo metu atsiras speciali forma. Ką? Galvo, ne? Nu, tu dabar įsivaizduos, tu atėjai, nu, tu mokai, sakykime, vairuoti, ne? Tau čia problemos nėra, čia aš kažkokį stebuklų nei. O dabar tai, tu pats pravažiavo, o būtų per egzaminą sukirtas, parašęs kaip tai. Nesau, kad ten niekur važiuoti, mes nevažiuosim, bet per egzaminą... Bet jau jinai jau ją parvežė. Ne, jau visi neišlaikė ir egzaminų kelią. Jeigu jau parvežė, tai žinot, jau mokinti dar tai reikia. Tai va, kiek yra buvę gerų važiuojančių ir visai sakant, čia tos darbs nėra ką veikti. Taip, su tavim nėra ką veikti, nes tu moki važiuoti. Bet ir tokių, kurie ateina ir nemoka važiuoti, tai jis turi dirbti. Aš žinau. Paskui yra irgi gali šiek tiek kategorijos. DRMC. Daugiau darbo mokymo resursam. Nebet šitą MC jie duoda. Yra kursai ten tavo valstybė gyvenime duoda du nemokamus įsilavinimus. Tu ten, tarkim, mokysi inžinierę, dar lieka tas viens. Bent jau dabar po kol kas taip yra. Stoji kaip į profkę, gaunas pusmetis kažkur, nežinau, su ką teorija, kokie pravažiavimai. Bet nereikia už nieko mokėti. Nuomo kūrą atsiveža egzaminą. Turi kategorijas. Kursuok LT, dar ten su autobusais. Čia vas skaitė, čia? Žaidė tos visą. Tai va, tai kai tu padirbi su tais su kūrom, katrie jau moka važiuoti, tu jau nebenorės niekad važiuoti su tais, katrie nuo nulio va, su kategorija, jeigu turi galimybę rinktis. Kas ten atėjo, tau paaiškina, kaip važiuoti, kokias klaidas ir važiuoji. Pagaliau parkavimus, pradėjau parkavimų nereikia su aikštelėmis. Į kairį suksim.
gerai gailesninis. Tai kartais važiuosim ar kaip čia dabar. Antrą juostą. Gerai, gerai. Na, gerai. Tavo raktas žinai. Aš ratau savo ieškojau, bet buvo numesti kišenį. Na, gerai. Su yra daug lengviau dirbti. Nors yra irgi maksim mokiaus pas tą sakau, nu kaip sakam. Nu, blemo, sakam, mums, kad ir dvigubai turi išvažiuoti. Susipūrę važiuodams. Ten biškai kitaip, turbūt kategorija eini tau 15 pamokų. O jau su kūra, su priekaba arba su autobusu. Bet gali grįžti nedaug. 7 pamokos. 6 ir įskaitai. Su mocu irgi. Su mocu tai šis 5 pamokos yra. Bet su mocu, pavyzdžiui, nereikia įskaityti. Bet dažniausiai tų 5 neužtenka. Bet dar ten dvigubai tiek. Dar tiek su 15 reikėtų. Ir kas įdomiausia, kad su mocu, jeigu jau nori laikytis, reikia anksti pavasarį pradėti. Kad spėtum bent per sezoną, jeigu neišlaikysi bent porą kartų. Nes jeigu, pavyzdžiui, dabar pradėtum tos atsakspaus balandis, pradedi važinėti, nu tai egzaminą gauni gal gegužę laikymui, neišlaikius gausi rugpjūtį. Nėra vietų. Dažniausiai kančius daro taip, kad tu gali su savo, arba tiksliau mokyklos mocu, jeigu turi savo, gali, žinai, leidži. Arba iš regitros nuomojasi. Jeigu su regitros gauni daug anksčiau, tai leisdavo daryti taip. Tu išsinuomoji regitros mocą, bet važiuoji su savo. Arba mokyklos. Nu, dvigubai sumoki, bet gauni daug greičiau. Nu čia irgi labai lengvos. Nu jo, toksai, gal pačiau vėliau. Gal ten biški, dar čia nieko, bet jeigu taip linija gerokai išsiaurėjus, netrumpa atkarpa, tai jau laisvė reikėtų važiuoti. Nu, kaip šitą žiemą, tai jau daug kas turėjo laikyti tos egzaminus. Nu, tos sąlygos nėra čia blogos, yra blogai su parkavimais, blogai yra su juostom susiaurėjusiam, arba su tom juostom, kai reikia išsukinėti ten, pavyzdžiui, kurios sniego reikia važiuoti iškart į gatvę. Atsivežti. Nespausti tik galiau kitą visą. 10. Stabdyti reikia, bet neįsuks. Kokiu tai išstengti, man nusižiau dėl to. Traukos kai reikia. Būtinai. Visąlaik čia reikėdavo. Bet irgi dar turi apsiskaičiuoti, ar tau užteks vietos ir pasileidti. Nu, iki formą padarysim. Čia? Kaip užslydus važiavimai, kritinės laidas. Nu, tačiau, su dviem pusėjais. Nu, kas kad siaura gatvė. Vis tiek rodyk posūkį, dairykis, linkis, kiek įmanoma kairiau. O ten sniego buvo, sako, pasukau, nu, tipo, ne, pasukau. Sako, sakau, traktavo, kad nuo dešinės, sakau, į kairę, nors sniego buvo. Tai aišku, kad taip ir yra. Ir aš. Tose vienpusės, labiausiai niekur toli nevažiuoji. Va, vienpusės šitam rajone ir viskas. Centre, nu, blemba, labai jau mažai belentų. Tas tempas sulėtėjęs yra, sniego daug. Greičio neišvystysi tiek smarkiai, tai automatiškai mažiau net distanciją nuvažiuoji per tą egzaminą. Pagrindinį važiuosi. Dar tai yra labai linės, traukia, kad posūkiai yra nuėjai.
Irgi siaura. Nu, dar gal sakyti, bet tenks tolygiai su ženklu sustoti. Netoliau metro turbūt. Valida ten biškai yra prasčiau. Šviesiai. Jau kažkaip mažiau ir negu pasukas. Kairės. Faktiškai čia iš vidurio gaunas toks. Vienu, kitą pusę. Truputį vis tiek susuk dešinėm balsuos. Stengsimės sustoti, jeigu yra galimybė. Lygiai reikšta, ne? Ne. Čia turi važiant labai skeliai. Šalutinė dešinė kairė. Ne, tai dabar nieko kitaip nepadarysiu, anksčiau dar matydavos tvarkas, skaičiau važiuodavau, jūs pabaigti sankryžos. Įmanoma, neblokuojam. Mes jeigu yra palei 10 daugiau, ratai pravims, daugiau tos pusės pradėjom. Įsileidžiusi dešinę. Čia būtų visą laiką įdėti. Aš nieko man tai nepanesuosi ten aplink. Čia irgi reikia atsargiai žiūrėti, ar nebus labai siaura. Tai va, čia jau galbūt iš karto įvažiuoja. Jūs reikia persijauti. Antras išvažiavimas mūsų vienas. Išvažiavus gal rasim kokią vietą didesnį. Šventėm pasaulinę radijo dieną, šiandien labai gerai susiskambėjo, viena iš jūsų pasiūlyta Idiko, Teriko, Boys
tikrai pasižiūrėjau. Ar ne? Ta prasme, čia nematai. Anta? Po 9-5 ar 10. Jis per perėlį visiems gerai apstoja. Dar geriau ten. Taigi, nelaukau prie pat sniego pravažiuosi. Šiaip net nedroviu, žinai. Dar yra atrodo vietos gazo duot, būtinai. Žiūrėk, gerai. O, čia irgi gerai. O čia varveklis ant sfotkė? Matė kokia varveklė? Ne. O, žars, kažkas man galvos. Nu, čia jau jo. Čia turėtume balyt. Ne, smalyt. Ai, ten gimė palučiai. Це такі нема бути.
Ta pusė nelabai galėjo sukti. Persirė, kad va čia gal tas planų geriau nelįsti. Ne, va čia buvo didesnės nesusilaikė. O vėl kiro. Nieko manau nepadarysi, čia susiaurėja ir vieną juostą, kitą juostą. Mes ant Bet čia žinoma kaip ir geriau, nes tu čia gerai, bet kairiau vis tiek. Akresniau. Tada va čia kai padarė tą jam kategoriją, kai pravažiavimas labai įdomu laikysis, tada čia kažkaip Jisai gali sustoti. ar ne. Yra galimybė. Jisai neįstis. Nuo lapkričio, nuo rugsėjo, nuo lapkričio kada ten bus dabar. Nu, tai šiais metais tas laikas iki to laiko, ta teorija tai dar įvažiuos pilnumoje visiškai savas. O nuo lapkričio neliks tiesiog. Ties ir kairė. Nes ten bus tiesiog tu turėsi laikyti su teorija plus pravažiavims. Tai pravažiavims ne su ta, ne su to kibiru, o su mopedu. Su dviem ratais. Tikrai su mopedu. Ir yra ten ta kategorija kaip su tipo AM, kaip su mopedu. Tų transporto yra priskirta daugiau. Taurė gita nuskos leis. Tai yra galimybė 16. Po vienas. Tada po vieną mokykla užsiem. Ir su B1 jaučiu kategorijas skaičiuojas, ne? Ir AM skaičiuojas. Skaičiuojas, ne? Jo, 2 metus skaičiuojas. Nu tai aš, pavyzdžiui, dabar 2 metus turiu jau. No. Tai bet aš vis tiek bus kategorija iki valandas. Pasiklausk registrą. Nes man atrodo, kad tik tai, kada AM vienintelį kategoriją neskaičiuoja. Lema agents. Ar jiems tikrai skaičiuojas? Pavardė, galbūt dešinės sukamos trečio pažyminį. Lemba, dabar aš neatsimenu, ko man atrodo yra AM skaičiuojas. Reikia žiūrėti. Klaus turi pasiklausti, kaip tas. Jeigu tu turi 2 metų, nu ir kodėl čia nieks nieko neįleidžia. Net yra padaryta kamera. Taigi matos pagal kamerą. Nieko nežinau. Aha, irgi turiu būdės, kad vis tą kapsulę nešiojas. Nu, yra kur reikia. Bet ne visi jie ten turi. Nevažiuoju. Palauk dabar. Paskui mesim galvos. Kai pavažiuosi į priekį. Tai vada pavažiuoju į priekį, nes kienos numeriukas. Va, gerai. Nu, bet čia įvažiuok, susiras vietą, prisiparkuok. Kur tu dėjai kitaip? Važiuok toliai, čia nebus, čia neįgaliem po kairę, po dešinę ten pilna. Pavyzdžiui, čia yra elektromobilio mane parkingas, bet ženklo nėra, tai aš čia negaliu statyti. Kur? Elektromobilių vietoje. Nėra. O tikrai nėra. Nu, šitą nėra. Man atrodo nėra. Tai yra ant sienos, pagaliau ženklas. Gali, pavyzdžiui, būti ženklas su žymėjimu. Gali būti žymėjimas tiesiog.
žemės. Sausu, taigi nematai, tai reiškia, kad jis jau šiaip. Viskas įsivaizduoja. Vėliau pasistovėjo. Aš čia lygiavausi kitą mašiną, norėčiau ir grinai kreiptis. Tai nežiūrėk, nu buvo gerai. Palei linijas tu žiūrėjau. Tu jauti ar žiūri? Žiūriu. Na tai. Kritinė klaida, ačiū už dėmesį, egzaminas išlaikytas. Stovi ant galinės linijas. Ane? Ja. Tai tik šlipsi galės pasižiūrėti. Kodėl, nu tai, kodėl nesileidi? Nu, visa laimė, kad tų turbūt linijų nebus, nebent kokiam linde.